iš knygų, kas mokosi maldos meno, nedaug ir išmoksta. Juk jeigu iš žemėlapius ir 9 turėsi ir važiuosi, sakykime, į kokį New Yorką, nu tenais miesto planus pažinsi, ar jau pataikysi. Matai, žiūri, susimaišo orientacija, viskas. Tai kas, ką turi ir planą, ir viską, reikia vadovo. Jeigu yra geras vadovas, tai planas tik tarp kitko. Taip ir mums visi vadovėliai ir knygos pagalbinė priemonė, bet kai yra kas pažįsta Dievą, tai mums knygos tiek daug negalės duoti, kiek duoda mums bendravimas su Marija, prašant, kai mums padėtų pažinti Dievą. Panašiai ir kiti dalykai. Jeigu mes stengiamės melstis gerai, mums reikia ir Marijos talkavimo. Pagarbinti tinkamai Dievą mums padeda Marija. Padėkoti Dievui tinkamai irgi padeda Marija. Ir atsiprašyti Dievą geriausiai padeda, nes ji visą geriausiai žino, kas yra Dievas, kas yra žmogus, kas yra nuodėmė, ką jin mums atneša, kokią akibrokštą Dievui daro. Tai visų pagrindinių tikėjimo dalykų supratimui, savo gyvenimo pritaikymui, tų tiesų, mums didelė talkininkė, nepamainoma talkininkė yra Marija. Nors šventieji yra maldos menininkai, irgi liepsnoja Dievo meilę, bet jie nėra įpareigoti šitaip mums padėti, kaip yra įpareigota Marija. Paties jas. Jie taip myli Jėzų, kad būtinai nori mus padaryti paklusnius Dievo valiai, kaip Jėzus buvo paklusnus iki mirties Dievo. Todėl ir mūsų visų išganimo ir šventumo viltis glūdi pamaldume Marijoje. Atrodo labai daug pasakyta, bet iš tikrųjų savimi remdamiesi mes galim greit paklysti. O Marija remdamiesi visada nueisim į tikslą. Kadangi Marija yra mūsų dvasinė motina, malonės motina, Dievo malonės motina, čia ir yra mūsų išganimo viltis. Motina visada vaikui nori gero ir visada nori jam laimės. O štai Marija, dalyvaudama dieviškoje laimėje, niekada nebus abejinga tam, kad mes į tą laimę patektume. Marija yra malonės pilnoji, kad mums padėtų pasiekti ant gamtinio gyvenimo pilnatvę, tobulumą. Užtat mes ir turim pareigą naudotis mūsų dangiškosios motinos pagalba. Būti ją atsigręžę, nuoširdžią maldą, sakyčiau, nuolatinę maldą netgi, kad priimtume tas malonės, kurių ji mums kaip visagalybė ant kelių išprašo iš Dievo. Mūsų dvasinio gyvenimo pažangai. Štat kaip svarbu mums tas pamaldumas. Paprastas, nuoširdus, pilnas pasitikėjimo, atsidavimo jos vadovavimo, jos globai. Reikalinga. Gražu, kad mes kalbam rožančių. Labai svarbu, kad Marija pabrėžia jo reikšmę. Jis mums duoda progos atsiminti, kas yra Dievas, kai jis yra meilė. Atsiminti Dievo meilės pasireiškimus žmonių gyvenimo istorijoje, žmonių išganimo istorijoje. Per Jėzaus Kristaus asmenį, jo darbus ir kentėjimus. Labai brangus dalykas rožančius dėl to, kad ten ne tik skamba Marijos pasveikinimas iš dangaus atneštas.
kad ten skamba bažnyčios prašymas, kad į Mariją globotų mus dabar ir mūsų mirties lemtingą valandą. Bet jis brangus ir dėl tų visų Dievo meilės apsireiškimo žmonijos istorijų apmąstymų. Jėzaus gyvenimo įvykių apmąstymo, Marijos gyvenimo įvykių. Jie visi nukreipti į mus, mūsų labai, mūsų išganimui. Todėl ir Marija labai galinga tampa, kada mes su ja susijungę kreipiamės į Dievą, kartuodami Marijai atneštą sveikinimą, kartuodami Marijos pasveikinimą išreikštą giminaitės Elžbietos lūpomis. Ir kreipėmės į Dievą, prisiminę pirmą jo geradarybės mums. Tad sakė, kad nėra tokių problemų, kurių negalima būtų išspręsti su rožančiaus malda. Taip, bet jeigu mes nebendrausim su Marija tokie asmenišku pokalbiu, ne tik tą pasakyčiau oficialią maldą, tai vis tiek bus tam tikrų trūkumų. Mes pasimelsim, o paskui darysim, kaip mums kaip mums atrodo. Naudosime savo proto šviesą, neprašydami, kad ten dalyvautų Marija. Spręsim apie dalykus pagal savo prigimties mastą, savo nuotaikas, norus reikšim pagal mūsų savimeilės komandą. Ten Marijai nebus kur dalyvauti. Bent tiek, kiek ji norėtų. Jeigu ji visokių malonių mums yra paruošusi, išprašė savo sūnaus. Daug jų duoda be mūsų prašymo, o kai kurias duoda tik dėl to, kad buvo nuo amžių pramatyta, kad mes prašysime, tai reikia neprasnausti tų gražių progų, nuolat naudotis Marijos parama. Ir protavime, ir apsisprendimuose, ir savo valios veiksmuose, ir kitose srityse. Reikia būti įsitikinusiam nuo ryto iki vakaro tąją tiesą, kad kaip Dievas mus neapsakomai myli, taip ir Marija, tobuliausias Dievo meilės atspindys, šalia Jėzaus. Ir kadangi meilė, antgamtiška meilė plaukia iš Dievo į mus, ir Dievas per mus ir mumyse toliau tęsia savo meilės misiją, tai labai svarbu susijungti su Marija, per kurią Dievas labiausiai savo meilę reiškia žmonėms, nes iš žmonių tarpo niekas nebuvo nei taip Dievo mylimas, nei taip Dievas nebuvo mylimas kaip Marijos asmenybė. Marija turi nepaprastai daug išminties, gerumo ir jėgų vesti mus į amžiną laimę. Ir apie tai kartais nemąstom. Ateina kokia nesėkmė maldoj, ar kokia ateina baimė, neramybė dėl mūsų vienokių kitokių įvykių, dėl pavojų, nelaimių. Ir mes patys vieni nusiminę, baimingai žiūrime į tą kryžių, kurį apvaizdą dedant mūsų pečių, į tą nelaimę, kuri mus prislėgia. Ir atrodo, kad jau niekas nėra suinteresuotas mum padėti. Mes kartais dairomės tik tiek, kad kas mum dabar nuimtų tą kryžių, atitolintų tą grėsmę. Atrodo, tai didžiausia laimė. O iš tikrųjų ne tai mums turi būti svarbu.
ar nuims tą kryžių, ar atitolins tą nelaimę. Pirmiausia, mums turi rūpėti, ko Dievas nori tuo atveju mumise gero nuveikti, jeigu leis, kad toj nelaimė mus prislėgtų, jeigu netitolins šito kryžiaus, kurio mes norime nuo savęs nutolinti. O Marija juk žino, kaip minėjau, mūsų gyvenimo kelią su visais pavojais, su visais kryžiais, su visais pasisekimais ir nesėkmėm. Tad ko mums tada blaškytis vieniem, arba tik savo pageidavimą įkyriai priminti, nesidomint, o ko iš tikrųjų Dievas nori per tą įvykį. Jeigu ir nebūsime paraidžiui išklausyti, nebus atimtas kryžius, nebus atitolinta nelaimė, ar nebus suteiktas prašomas koks gėris. Reikia domėtis tada, kaip suprasti tuo metu Dievo planą ir Dievo norą. Ko jis nori šiuo metu? Juk tai svarbiausia. Tėve mūsų kalbėdami nieko kitoj neprašom, tai ateinė tavo karalystė, tiesie tavo valia. Jeigu mums rūpi Dievo valia, kai būtų vykdoma mūsų su tokiu uolumu ar panašiu, kaip dangaus šventieji ją vykdo, tai tada, jeigu šitas noras gyvas mūsų sieloj, tai viską mes pakelsime nepalūžę, o tik dvasia sutvirtėję, jeigu supratę, ko Dievas nori, priimsime, atsiduosime jo valiai ir leisimės viešpačiui formuoti mumyse šventumą, silpinant savimeilę, stiprinant dorybės. O kadangi mums dažnai yra sunku suprasti, ko Dievas nori šito momentu, ypač skaudžiu ir sunkiu, tik į motinos Marijos rankas ir širdį reikia sudėti šitą savo neiškumą ir norą suprasti Dievo valią ir vykdyti šiuo momentu ir ateiti. Užtat reikia čia pasitikėjimo, kad jeigu Jėzus mums atidavė Mariją kaip motiną pačiu skaudžiausiu momentu ir pačiu didingiausiu mūsų išganimo istorijoje momentu, kai jau mirė ant kryžiaus, buvo pagyvęs ant kryžiaus, tai jau ji mums ne šiaip savo kaip patogi dovanėlė duota, bet kaip esminė dovana. Pasinaudoti jo išganimo vaisiais. Jeigu tokiu momentu, tokią brangų asmenį Jėzus mum atidavė, tai tik tam, kad jo kraujas nebūtų veltui išlietas dėl mūsų ir dėl daugelio per mus, per mūsų auką, gyvenimą, pasišventimą. Jeigu jau šitą dovaną atidavė tokį iškilmingą momentą, tai yra mums, mūsų išganimui nepamainoma, nepaprasta priemonė. Ir kas tąją priemonę uoliai naudojosi, neapsivylė. Kas su dideliu pasitikėjimu artinosi prie Marijos, neapsiriko.
Todėl ir pasitikėkim ją. Paveskim jos motiniškai globai tvarkyti mūsų reikalus. Ir tuos laikinuosius ir amžinuosius. Net ir medžiaginius ir dvasinius. Kad viskas būtų kreipiama į Dievą, viskas rikiuojama ir naudojama pagal amžinai Dievo planą, kokį jis turi mūsų atžvilgiu. Kaip lengva melstis, jeigu rūpi tik vienas dalykas. Ne tai, kad Dieve atimk, Dieve duok, Dieve nutolink, Dieve priartink, bet rūpi tik viena Dieve, tiesie tavo valia dabar, šiuo metu, kai artėja nelaimė, ar kai artinasi džiaugsmo valanda. Tebūnie tavo valia išpildyta dabar, šiuo metu, šių žmonių artumoj, šio įvykio veikimo zonoj. Tai svarbiausia, tai maldų malda, kuri neša ramybę. Jeigu mes suinteresuoti tik tai neprasilenkti su Dievo planu, su Dievo amžinuoju planu, kuriame slypi Dievo išmintis, Dievo meilė, Dievo visagalybė ir jo begalinis noras matyti mus amžinai laimingus. Jeigu mūsų akis atkreiptos į šitą Dievo tikslą, Dievo planą, Dievo norą, kuris kiekvienu įvykiu ir momentu realizuojasi, yra vykdomas mūsų laimė, tada viskas gerai. Maldų malda yra tiesie tavo valia. Tokia buvo ir Marijos malda. Visur visada troško tik Dievo valios. Net tada, kai jai buvo apreikšta tokia didinga misija, kad ji bus išganytojo motina, kad tokia Dievo valia. Ji tik vieno dalyko dar pasiteirauja, kad suprastų, kaip susiderins čia jos skaistybės įžadas ir motinystės pareigos. Bet kai angelas paaiškino, kad šventoji dvasia veiks čia, tada sutiko su viskuo ir greitai ištarė: štai aš Viešpaties tarnaitė, tiesie man kaip tu pasakai. Visą gyvenimą tik vienas troškimas sutikti su Dievo valia, ją pažinti, ją vykti. Ir šitaip visų šventųjų gyvenimų. Ir Teresėlės, ir Švento Kazimiero, ir palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimų. Vis tas pats, kad tik neprasilenkt su Dievo valia. Šventas rūpestis. Visų maldų pagrindinė tema. Ir užtat tokie žmonės ir savo mąstyseną, savo sprendimus, savo žingsnius kreipia tik Dievo valios link. Kadangi Marija pati ėjo tuo keliu, ne vieną akimirką nesusviruodama, tai mums yra vadovė į tą pačią Dievo valią, jos pažinimą, jos vykdymą. Tik viena baimė te gali būti, neprasilenkt su Dievo valia. Tik vienas džiaugsmas turi būti, sutikti su Dievo valia. Ir šventoji kūdikėlė Jėzaus Teresė ligos metu daug kentėdama sakydavo: man kančių valandos ir dienos tai sekmadienį ir šventės. Kiti pečiais kaip. Žmonės šventės laiko, kai iš ligonės jis išrašo, kai sveikatą atgauna, kai liga praeina, o jai sekmadienį šventės. Dar ir pasakė, kad aš kentėjimuose jaučiu, patiriu nejuntamą džiaugsmą. Pojūčiais, kaip sakoma, nesuvokiama. Iš tikėjimo ir meilės Dievo valiai plaukianti džiaugsmą. Tai pasakytume jau tikra viršūnė, kuri pasiekiama daugybę kartų atsižadant savęs ir besirūpinant Dievo valia. Kai žmogus net kančioj
mato progą, paties Dievo kvietimą, mato dalyvauti žmonių išganimo darbe, solidarizuoti su kenčiančiu Kristumi, kuris dėl mūsų kentėjo, ant savo pečių savanoriškai, ne kaip Simonas Kirenietis, prisijimti kančios dalelę, kančios, kurią Jėzus iškentėjo nekalčiausiasis dėl mūsų kalčių, o mes prisimam dėl savo ir kitų kalčių atitaisymą. Šventoji Teresėlė kartojo, Dievo valia mano džiaugsmas. Kitiem Dievo valia yra jungas, man reikia atsiplėšti nuo televizoriaus ir eiti į bažnyčią. Padarius sunkią nuodėmę reikia eiti iš pažinties ir išmesti nuodėmę iš savo sielos, sunaikinti ją Jėzaus kraujo maudyklėje. Reikia ir atrodo, kad kažkokia našta. Yra žmonių, taip, savimėlės apimtų, kad norėtų, kad nebūtų pragaro, nebūtų ir dangaus gal, bet kai jie savo žemėje, kaip žuvis vandenį, nardytų, plaukiotų malonumuose, smagumuose. Kai kas net nusimena, kad ir pergyvena, kad kai kurie malonumai uždrausti nuodėmė. Reikia saugotis. Taigi, taip prigesusi žmoguje Dievo meilė, Dievo valios meilė, kai jis net nepatenkintas kai kuriais Dievo įsakymais, kurios laiko varžtais, nepatenkintas, kad jam neleidžiama taip pilnai atsiduoti visokie malonumams ir taip žlugdyti savo sielos ramybę ir džiaugsmą. Norėtų, kad niekas jų nevaržytų, jie tada pultų į visokių malonumų sūkurį, viską išragautų, viską įžiūrėtų, viską išlaižytų ir būtų, atrodo, tada laimingi, niekas netrukdytų bėgti plačiuoju malonumų keliu į kažkokią laimę, o tiksliau į baisią klavietę, į juodą nusivylimą, kuris kai kieno gyvenime paženklinamas kartuvėmis, kitom savižudybės priemonėmis. Taigi, nieko didingesnio nėra, kaip vykdyti Dievo valią. Ir štai Marija mums yra ir pavyzdys, ir vadovė, kaip be jos apseis. Jeigu mumyse turi stiprėti Dievo valios pažinimas ir Dievo valios meilė, ištikimybė Dievo valiai, reikia Marijos. Kaip to asmens, kuris Dievo valios mokykloje įgijo didžiausią patirtį ir paženklino savo visą gyvenimą gražiausiais pažymiais. Didžiausia ištikimybė Dievui. Tai mums jinai yra vadovė ir pavyzdys ir svarbiausia jėgų perteikėja tų jėgų, kurių reikia Dievo valiai pažinti. Patikėti Marijai save, tai visų pirma, jai atiduoti save. Dar daugiau, tai save užmiršti, palikti save. O jai atsiduoti be ribų, be rezervų, kad ji mus vestų į Dievo pažinimą ir į Dievo valios vykdymą. Bet tai iš tiesų juk ir yra ne kas kita kaip atsidavimas Dievui, o žmogus nieko didingesnio, nieko išmintingesnio žemėje negali padaryti, kaip
atsiduoti Dievui, kurį jis pažino kaip aukščiausią tiesą, aukščiausią gėrį, savo kūrėją ir laimės šaltinį, didžiausią atlygį. Dievo valia viską valdo, viską kreipia į gerą, savo garbę ir mūsų laimį. Todėl Dievui reikia atsiduoti, pavesti save Dievui, bet geriau netliksim to uždavinio ir tobuliau, kaip pasinaudodami Marijos tarpininkavimą. Kadangi Marija Jėzaus pavedimu labiausiai yra susirūpinusi mūsų išganimu, tai ji, kai tik ir labiausiai gali padėti mums tapti išganytais, tapti šventais. Nenorėkim šiokio tokio tobulumo, šiokio tokio išganimo. Yra žmonių, kurie sako, aš tai pretenzijų nereiškiu būti arti Jėzaus dangui. Man kampiuką ten dangui kokį taip mažiuką. Aš gyvenime nepuoliausi aukštus postus. Ir po mirties taip kur nors ten prie Švento Petro durų. Gerai bus, kuris ten sargybai. Kas mažai nori, tai dar mažiau duoda. Reikia norėti didžio šventumo, neįsigąsti jo. Šventoji kūdikėlė Jėzaus Teresė irgi panoro būti didelė šventoji. Net nuodėmklaus išgąsdino. Pagalvok, 15 metų mergaitė pasakė, aš noriu būti šventa, labiau net šventa už Šventąją Teresę. O Šventoji Teresė Vilietė buvo didelė šventoji. Daug nuveikė bažnyčios labui, reformavo karmeličių vienuolyną, parašė visą eilę veikalų. Aš tai tokie jaunutė Teresėlė užsimanė aukščiau Teresės iššokti. Net nuodėmklausis užsirūstino, pabardamas. Tai turėk tokių norų atsirado čia. O tai kukliai paaiškino. Sako, taigi, juk Evangelijai pasakyta, būkit tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Tai aš, kaip Evangelija moka, taip ir noriu. Ir nuodėmklausiai priminė, kad gyvenu Evangeliją. O jeigu ten nėra pastatyta rezervų, kodėl turime mes statyti ir tik truputį aukščiau panorėti pakopti šiandien negu vakar. Ir tik tiek aš turiu turėti didelį troškimą. Bent jau tai pasakyti, Viešpatie, kokį nori mane matyti dangui, tokį ir aš noriu būti su tavo pagalba, su tavo dangiškos motinos parama. Taigi Teresėlė pasiekė, pralenkė Šventą Teresę didžią. Ji norėjo iš meilės Dievui, iš paklusnumo Evangelijai, iš paklusnumo Kristui. Ko Kristus norėjo, jinai žinojo, kad ko Kristus nori iš mūsų, tai nėra negalimi dalykai. Ir siekė, ir pasiekė. Kai žmogiškų mastų matuoji, žiūri į žmogaus ūgį, į žmogaus veidą, atrodo, ką, šio ne ką gali išpešti. O žiūrėk, kiek iš tikrųjų toks žmogus gali dar nuveikti. Kada mūsų lietuviukas vienas važiavo į Italiją, saleziečiai tada imdavo jaunuolius, berniukus, dažniausiai ten jau iš gausesnių šeimų, kad jis turėtų galimybę atsistoti ant kojų, pasikviesdavo į savo vienuoliją, galėjo būti kandidatais jau vienuolijoje, ne, tai amatų išmokydavo. Na ir čia vienas toks irgi išvažiavo Peteriukas Perkumas, jo brolis jau buvo misionierium, gal tada dar klieriku. Perkumu vadina jį lietuvių Dominikų Savijo, lietuvių Savijo, kadangi labai gražiai užsirekomendavo kaip švento gyvenimo jaunuolis, miręs
anksti. Taigi mums reikia siekti ne bet kokio šventumo, nepasikuklinti šitoj srity, tik domėtis tuo, ko Dievas iš mūsų nori sulaukti. Šventas Ignacas sako, kad Dievas nežinia, ką iš mūsų padarytų, jeigu mes visada paklustume jo malonės veikimui. Bet ką mes nuolat atstuminėjam Dievo įkvėpimus, apšvietimus, arba juos priėmę, greit juos užmirštam, nesistengiam įgyvendinti ir todėl pasiliekam kartais visą gyvenimą neužaugos dvasiniai. Dvasinės menkystės, tai ne Dievas kaltas. Kartais apie Teresėlę ir kitus šventuosius mąstant sakoma, o, be piko, kokią šeimą turėjo, kokį charakterį turėjo, kokią gražią dvasią turėjo.